Sveiki. Darysim lovelį, tik 1,40 m. Niek įspūdinga. Bet su tokiam pakeliamom grotelėm, su dėžėm. Dar nesu daręs, nesu rodęs. Daręs esu, bet rodęs nesu. Parodysiam, ką darom. Tokį būtent. Čia šitos lentos, kur atsipjojo višės galų galio kuojais po 12 cm. Padalėjim su dvi dalis, net neklejaus. Čia turiu kojų gal kuojais išsipjojais. Žodžiu, toks įsaklėjau šoninėm lentom. Šoninės lentos buvo 40 cm. Kojų gal lentą jau turėjom išsipjovę. Čia bus kojas. Kažkur galva iškėlė, dėl to toks ilgas. Kojų gal stirtai 45 aukštį. Su vien detalė be bairių nesigavo. Išsiabliavo tik 27 mm mum. Te pabliujom 303, tai užkleivau ant viršaus dar tokį papildomą lentelę. Laukau sudžius. Dabar pjavom kojas. Šims laukus spaustų, nes biški pripečiaus vadyti. Čia džiūt klyje, žiūr čia ištryški keurą per mini šakelis. Na žodžiu, kur monta detalį sudžiūs, tu tarpu susirinks kojūgalį. Kojūgalį rinksiu makytinės ausinukas. Tokias. Laiką į valias. Tepam klijų. Kažkiek tropnė. Ai, biškai pamakolausiam paskiau. Gerai, čia gali viską išmakaluoti paskiau. Nusišliufuos viskas, dar tai klyja kur gera. Nesusispaus kaip špaklis. Suveiks. Kaip gera nesuspaus. Suspaus gera, bet mini tarpėlių visur paliek. Stengiaus kuo tik tiksliau padaryti. Bet žodžiu, paskui biškį nupjausiu. Kojūgalis jau džiūn, monta detalė irgi sudžiūvo jau. Buvo reikia pjauti iš ilgiaus. Dabar žymus. Reikia išsipjauti man tokį pagalį. Kabūt čia 4, čia 16. Čia 16. Tai paliks čia 12. Ir gal dėti 16,5, va, bus rimčiau. Čia paliks žodžiu 12 su biškiu.
O per vidurį reikia pasižymėti 10 galbūt. 1, 2, 2, tai 61. 61 vidurys. Paskiau, kad nuo to pasižymės 10. Iš naujo į 4. Ir 14, ne, 16 į pusę. 16 į pusę. Tai va, žymam tepę. Paskiau nuo tuo 10 cm žymam čia. Su to jau mums gal nebepavyks, čia bet gal dar ir pavyks. Dabar bandysim kitokį būdų. Žodžiu, aš čia šitą pats prisilaikau. Tavo tikslas yra prilaikyti va čia. Palei tau brūkšnį kažko. Ir gal pirštėlį padėti čia. Nu, kad nesvarbu jau čia. Dar tik laikykį neusauk dabar. Ir turėtų būti plus minus gerai, aš galvoju. Be abejo. Nu, va, iš tų detalių man išėjęs galvūgalis. Galvūgalį rinksiu. Su tokias čia ir 12,70 atrodo. Nukraštuką, niekur nepabėgtų ir tik šablonėlį pasidarys. Skilutėm pasižymėti. Ir čia ant kojų pasižyminu tuo pačiu. Nu į kontūrą susiklijais filingą, jau antrą išsiableis. Su pirmųjų tokių nesąmonių buvo. Jau ir paleidanon perklės. Sruotą klientą buvo ten pamesta labai arti grindų. Ilga pas mus išstovėjai greičiausia. Pritraukė drėgmės, paskui matavau drėgmę, žiūriu, kad ten 16% rodo. Nu 16 tokia apie nekritišką lygų. Klėją galėtų ir nepaleisti, bet žodžiu negera. Tai va, geriau paleido čia man, negu aišku pas klientą namus. O paskiau gatovas padarytas gaminys ir suskėlęs filings. Tai čia kaip ir visko perdirbins. Nu, vai, to jau spaudam į krūvą. Šaunam klėją ir renkam į krūvą, ne?
Čia dar pamiršau. Neapžinau, nekeli žemėn, greičiausiai neprigaunus, tik aukštą. Bišk šau. Čiut nepasakiau, negroji žodį. Čia klėja. Nebarškėtum. Gerai. Davai, sekretarus. Prašau. Kažko maža nauda. Bet mačiai. Nepasunkiai kažkoks pagelbėt beina. Nu, kešk. Nesisiot. Supranti, kad protingą reikia čia daryti. Ko aš padarysiu, kad tau stringa? Va! Nenoriu. Kur aš dėsiu? Niečia to vidurį, ko čia spausia, pilį. Kai jau šlifau lovos galą, aš varau. Turiu lentą tokį. Reklintelę pasidaryti man ant lovos viršaus. Ten tų lovų galiu uždėti. Lovos galą. Reda tokį peiliuką samadilkinę. Bandysim, pradauti. Dabar prisidedu, pasižymėsiu, galus reiks dar užklijuoti. Iškėgus reiks daryti palenktins. Oi! Nu, dėktas apsien. Opa, buvo, iš savo plan kažkaip prispaudžiau. Davai. Nebaina, ne tau. Supranti, esmė kamiai. Va. Kad neprištekam čia, ne? Gerą. Niek nesulaužau. Kaip dabar reikia kažko pažymėti. Ir šoną, ne? Nieko. Pasidariau jau tik pagalioką žiūrų vos landė. Vieną reikia čia įklijuoti. Toka biškui pasiėmė. Taip gal, patūrė. O, naklėja ištryška. Furnitūra kaip visą laiką. Tik dabar, kad podusukam, tuo atšlens ir kažkur nesisuk. Jei nesisuk, biškį rimtesnį reik dėti.
Medvaržtė tik kažkiek biškai. Kažkieba. Tik pudu. Nesi. Reikės nusukinėti dar. Vakar, kur filings džiūva, dar padirbau tai kveiną. Dar kietų ten metrinį govelį. Tiksliau suklijuot, vis buvau čia supjaušyti, suilink, suklijuot bereikiai. Tepa. Nu, žodžiu, tuos dėdžias gal neprireikti, nes galų netoliai tai važiaus. Čia pas mūsų, čia pat salantus bus. Kažkas birs, nesuprantu. Reikalingi, da, aišku reikalingi. Čia būčiau ir smets. Žodžiu. O šalia rūta. Čia vien pasižymėjo 14 cm iki to. Pamatavau, kitą skylę turbūt 27 cm grotėlių. Ir čia reik žymėti irgi 14. Paskiau tas vis pieštoks nusivalys. Žodžiu, tas skylis į pailgas biškai reguliuojas, taip kad čia labai didelį tikslum nerek. Žodžiu, įleidimą darysiu 10 cm. Ir grotelis plus minus 4 cm. Taip kad pasižymu 14 cm. Čia aiškiai pažymės. Prisuks tik šakaliukas, neprisuks, prispaus, o spaustuvas. Reik turėti, na, kažkokius. Žem čia gražyts. Taip kaip atvarkings. Aha. Neapmatau instrukcijų, niek. Ai, vaja, parneš matku iškau. Peita artėja. Gaubo peita jau. Tiksliau kopį peitą, reik varyt greičiausia. Nu va, suspaudžiau. Dabar galiu būti biškai drąsesnis dėl tikslumų. Dar nežinau, reiks pažiūrėti varžtų ir gal reikia spartai nuvaryti. Pasižymu, čia paprasta tas skylis. Kažkas tipo tokį. Man čia skylim pasižymėti, tai reikėtų lentėlį teisingą. Pasai taip pat padarom. Čia turi tai graužtą, reik nusireguliuoti. Tokios varžtos prisuksiu ir į patį medį. Čia nežinau, matos tokiais tiesiog. Graužtį reik nusistatyti, kad man kiaurą neišlys. Graužtą aš naudoju metalo, bet užsigalandu tep medžiau. Geriau laiką. Ir įgėlinu su tokiu, kad ta kepurėlė pasislėptų. Gėlį, net neskūsiu, geriau išgiliau.
Prisukam plius minus. Aš dariau dar tokių kaladukų. Čia kad man lankytų tų grotėlių viską ant galą. Uždėjau lentą. Tiksliai prisukčiau. Bet ne. Plius minus išakiais. Nes čia dar dės kaladuką. Nes prie to pačio kaladuko dar dėžį ištvirtins. Viskas plius minus išakiais. Lentą sunkis prisisukti. Geležiavus bent pavilkti. Kaip mums atrodo? Blogo atrodo, ne? Nu, gal ir gera, žodžiu. Norėjai, kad čia būtų viskas, žodžiu, vienam aukštį, virš su šonas. Man kažkaip akis, žinok, nežiūr, teik daug tų skylių. Neveikti, nes susifokusavau. Jeigu žiūri, vien prie kontūros nematau. O. Bandom jau pritaikyti. Jau čia tiks. A ne? Vis laik tikdavo, sako. Į buinę tik, prisimin. Aš prisimenu. Va teisinga, nes buvo kristos grotelės. O mes nepaskaitėm. Nu, čia reiktų turėti pat žinau, koks ronkas tiks. Kaip gyvuoti kūnską būtų išraityti. Va. Gera veik. Tau priveršiu. A jau viską prisuka, pareni pagalbu, Jėzau įstraukia. Nu, все. Gera, pirštėlį saugok. Žodžiu, tokie marzatorė. Čia kaip mašino plus minus. Nu, jis pradėjo nežiūrėti. Bišķi paleidž žiebam. Va. Jo, nebnu, kad gali išvis beveik paleidž galbūt. Čia dar reikia jėgos turėti pasirodo. Bet nie gerai, čia yra 60 kg. Все, kol kas lakščio.
Nu ir va, tokį lovytį man gavos, dar surinkau, nuspalvinis. Greičiausiai minėjau, 1,42 m čiužinio, grotelis pakeliamus, dėžis padariau, neberodžiau jau, kaip dariau. Tik su popierbiš nepataikiau, kažko prisvajojau, kas pavau bus taiktomis, kaip nuo popieriaus nepasižiūrėjau. Žodžiu, šiandien dar nuverčiu pas klientą, pritvirtinsiu, kad netabalautų vidau. Kojai dar pridėjau, grotelėm per vidurį. Su vienronkiu vykst, 60 kg grotelis kelt čiužinį. Nu va, ir kon sveikinau su jumis iki kito sykio, kam patiko, spaudžiam laiką, komentuojam, prenumeruojam kanalą, iki pasimatymo.